Jau daugelį metų vyksta labai graži akcija. Herojus mokyklos mokiniai prikelia knygas antram gyvenimui. Kaip tai vyksta? Tai iš esmės žmonės aukoja skaitytas knygas kažkada, o mokiniai ir mokytojai tas knygas apilka tokiu rožiniu viršeliu. Mes sakom papinkina, prikelia antram gyvenimui. Tai va, o knygų mugės metu, kas vyksta, tai iš esmės žmonės gali įsirinkti kokią tik nori knygą. Jų yra pačių įvairiausių ir tuomet paaukoti kažkiek pinigėlių. O visi pinigai surinkti keliauja į Rimanto Kaukėno paramos fondą, vaikam, kurie serga onkologinėmis ligomis. Šiaip turime labai daug kietų savanorių, studentų, kurie kiekvienais metais ateina ir padeda, kalbina žmonės, pristato šitą labai gražią idėją. Tai esam jiems dėkingi ir džiaugiamės, kad turim daug tokių fainų savanorių. Buvo be galo malonu matyti tiek daug gausiai susirinkusių žmonių knygų mugėje ir visus tuos, kurie apsilankė prie mūsų fondo stendo. Tiek jūsų daug palaiko mūsų misiją, mūsų darbus, mūsų iniciatyvą. Ir didžiausias, žinoma, ačiū eina Herojaus mokyklai, kuri jau ne pirmus metus organizuoja puikią iniciatyvą, kuri vadinasi Pinknygė. Ir jau tiek metų jie palaiko mūsų gerus darbus, mūsų akcijas, mūsų iniciatyvas, kad mums reikia tik tai žemai nusilenkti ir be galo jiem padėkoti už viską, ką jie daro dėl mūsų. Tad siunčiu didžiausius linkėjimus visiems. Dar kartą didelis ačiū jums visiems, kurie prisidedat, aukojat, palaikot mūsų veiklą ir nepamirštat mūsų. Laukiame jūsų visų sekančiais metais prie mūsų stendo. Iki geriausių susitikimų.